Sveiki įsijungę Kruviną kadrą, kur mes skaičiuojame mirtis įvykusias filmuose. Šiandien skaičiuosime mirtis 96 metų filme Klyksmas. Filmas pakeitė slasher žanro filmų istoriją. Prieš jį tokio žanro filmuose antagonistas būdavo didelis, nemirtingas monstras. Šis filmas pristatė nerangų siaubo filmų įkvėptą serijinį žudiką. Pats filmas yra siaubo filmų parodija, tapusi slasher žanro hitu. Filmas iš savęs yra sąmoningas ir supranta savo žanro klišes. Dažnai šio filmo veikėjai pabrėžia tam tikrus siaubo filmuose nelogiškus veiksmus, kuriuos užpulti žudiko patys ir atlieka. Pereikime prie mirčių. Filmas prasideda nuo skambučio garso telefone. Keisiai, manydama, kad skambintojas surinko ne tą numerį, padeda ragelį. Skambučiai pasikartojus dar porą kartų. Keisiai pradeda bendrauti su skambintoju kaip su geriausiu draugu. Jie prakalba apie mėgstamiausius siaubo filmus. Pokalbiui pakrypus į bauginančią pusę, ji padeda ragelį, bet telefonas vėl suskamba ir skambintojas pradeda grasinti jai. Klausyk, Liausia, jei vėl padėsi ragelį, aš tave patampysiu. Išsigandusi Keisiai užsirakina namų duris ir išgirdusi skambintojo norą pamatyti jos vidurius, padeda ragelį. Pasigirsta skambutis į duris ir vėl suskamba telefonas. Keisiai pradeda panikuoti ir grasinti skambintojui savo vaikinu. Mano vaikinas didelis steroidinis dėdė, jis tave sulaužys. Bet skambintojas juo jau pasirūpinęs. Balsas telefone nukreipia Keisiai jungti šviesą terasoje, kur ji pamato prie kėdės pririštą Steve'ą. Ir dabar skambintojas nori pažaisti žaidimą. Jis jai užduoda kelis klausimus iš siaubo filmų. Į pirmą klausimą Keisiai lengvai atsako, bet skambintojui uždavus antrąjį. Keisiai suklysta įvardindama Jasoną kaip pirmosios penktadienis 13 dalies žudiką, nes pirmoje dalyje žudikas buvo Jasono mama ir 8 minutėje skambintojas išpjauna Steve'o vidurius. Netrukus po to kėdė įskrenda pro langą. Keisiai apsiginkluoja peiliu ir bando išgyventi. Vaiduoklėveidis ją suranda ir įsmeigęs peilį į krūtinę pradeda smaugti. Keisiai pavyksta išsilaisvinti nuo vaiduoklėveidžio ir ji nuskuba link ką tik į namus grįžusių tėvų. Jai pargriuvus vaiduoklėveidis ją pasigauna. Ir 12 filmo minutę užbaigia savo darbą subadydamas ją peiliu. Ją nuvilkęs pakabina ant medžio. Susipažinkime su Sydney. Prieš metus jos mamą lytiškai išnaudojo ir nužudė. Todėl ji bijo intymiau prisileisti savo vaikiną Billy. Kitoje scenoje pristatoma nuožmioji žurnalistė Gail Weathers, kuri dirba ties Keisiais mirties reportažu. Sydney's draugė Tatum praneša jai naujienas apie vakarykštę mirtį. Tatum brolis policininkas Dewis su kolegomis apklausinėja Sydney dėl Keisiais mirties. Kadangi jos mama mirė vos prieš metus, jie jos per daug nespaudžia. Po pamokų Sydney su Tatum jos vaikinu Stuartu ir Andrew, kuris yra didelis siaubo filmų asas, aptarinėja Keisiais mirtį, kaltindami vieni kitus jos pribaigimu. Grįžus namo, Sydney sulaukia vaiduoklėveidžio skambučio. Iš pradžių ji galvoja, kad kalba su savo draugu Andrew, manydama, kad jis pokštauja. Bet netrukus jis supranta, kad kalba ne su juo. Vaiduoklėveidis jai atskleidžia, kad jis trinasi jos namo prieangyje. Nuėjusi į prieangį, ji jo ten neranda. Todėl pamaniusi, kad kažkas iš tikro pokštauja, ruošiasi padėti ragelį. Bet vaiduoklėveidis jai pagrasina. Nebandyk padėti ragelio, tu valkata, nes kitaip aš tave sunešiosiu. Sydney grįžus į vidų, iškart ją užpuola vaiduoklėveidis, bet būdama kovinė audrelė, ji apsigina ir užlipus laiptais į savo kambarį. Kompiuteriu susisiekia su skubėja pagalba. Vaiduoklėveidis pabėga ir atsitiktinai tuo pačiu metu pro langą jos kambarį užsuka Bilis. Sydney pamačiusi Bilio telefoną iškritusi ant žemės, išsigandusi pabėga ir apkaltina jį galimu pasikėsinimu į gyvybę. Policija jį išveža ir nuovadoje apklausinėja. Po apklausos pareigūnas Dewis pro galinės duris išlydi įvykio apklaustąją Sydney ir Tatum. Čia jas pasigauna nuožmioji žurnalistė Gail. Atskleidžiama, kad Sydney turi bifą su žurnaliste. Ir trenkus Gail į veidą, Sydney iškeliauja. Apsistojus pas Tatum, Sydney vėl sulaukia grasinančio skambučio nuo vaiduoklėveidžio. Labas, audrelė, pasirodo apkaltinai ne tą čiuvaką. Kitą dieną Sydney atvykus į mokyklą nusprendžia pabendrauti su Gail. Gail mano, kad Sydney melavo apie savo motinos žudiką ir tikrasis žudikas yra vis dar laisvėje. Mokykloje Sydney susiduria su vaiduoklėveidžio apsimetėliais. Biliu, kuris įžeidžia ją pasakęs, kad ji jau turėjo atsigauti po savo mamos mirties. Ir šlykščiom apkalbom tualete. Taip pat tualete ją užpuola vaiduoklėveidis. Bet Sydney greitai nuo jo pabėga. Prieš tai matytus vaiduoklėveidžius
vaiduokliaveidžių apsimetinėjusius mokinius nubaudęs direktorius Artūras pats nusprendžia pažaisti su kauke. Po kelių pabarbenimų į duris jis išlindęs iš kabineto apšaukia Freddy Kruegerį primenantį valytoją. Grįžus atgal į kabinetą jį užpuola vaiduokliaveidis ir 53 filmo minutę subado direktorių peiliu. Filmų nuomoje Rendis užrėkė: "Visi esame įtariamieji!" Bet labiausiai dėl Keisės nužudymo jis įtarė Billy, kuris jį pagriebė ir jie kartu su Stuartu pradeda keistai liesti jo veidą. Visiškai kaip nesielgtų serijiniai žudikai. Persikelkime į Stuarto namuose vykstantį vakarėlį, į kurį taip pat užklysta ir Gail su Dewey. Gail paslėpusi kamerą namuose netrukus palieka vakarėlį. Stuartas nusiunčia Tatum atnešti alaus. Jei nuėjus į garažą, vaiduokliaveidis ten taip pat prisistato. Po trumpo ir žaismingo pokalbio vaiduokliaveidis užpuola Tatum. Bandydama pabėgti, jie apmėto jį alumi. Tačiau didelės krūtinės dėka užstringa garažo duryse. Vaiduokliaveidis ją nužudo, keldamas duris ir nulauždamas jai sprandą. Vakarėlį nusuka Bilis ir jis su Sidne susiradę kambarį, susitaiko ir pakelia savo santykių intymumą. Tuo tarpu Rendis likusiems vakarėlio nariams aiškina siaubo filmų išgyvenimo taisyklės. Pirma taisyklė: norint išgyventi, niekada nesitratink. Bet staiga gauna skambutį, kuriame jam praneša, kad direktorius buvo nužudytas. Vakarėliautojai išskyrus Randy išskuba į įvykio vietą. Išėję pasivaikščioti Gail su Dewey, kad nebūtų partrenkti girtų ir įsiutusių vakarėliautojų, iššoka į griovį ir jame pasibučiuoja. Griovyje jie taip pat randa Sidnės tėvo automobilį ir manydami, kad jis žudikas, nuskuba į Stuarto namus. Sidnė ir Biliui apsirenginėjant politinio akto į kambarį šoka vaiduokliaveidis ir subado Bilį į krūtinę. Sidnė bando įsigelbėti lipdama pro langą, bet vaiduokliaveidis ją pagriebė. Po trumpų grumtynių ji nukrenta ant valties ir išbėga ieškoti pagalbos. Tuo tarpu Rendis, žiūrėdamas Halloweeną, aiškina filmų veikėjai apsisukti, nes už jo stovi žudikas. Tuo pat metu už Rendžio nugaros stovi vaiduokliaveidis, pasiruošęs jį papjauti. Bet jo dėmesį nukreipia lauke rėkianti Sidnė, kuris suranda žurnalistų furgoną. Netrukus prie furgono prisistato vaiduokliaveidis ir praėjus filmų 1 valandą ir 23 minutėm perpjauna Kenio gerklę. Sidnei prasispaudus pro mažą angą furgone pabėga. Grįžęs prie Stuarto namų, Dewey liepia Gail kviesti šerifą ir pats nubėga į vidų. Gail pamačius kraują prie furgonų išsigąsta ir kelis kartus trenkia iš telefono iš niekur išlindusiam Rendžiui. Taip pat jis suranda savo operatorių. Ji jau nusikrato ir bandydama išvengti susidūrimo su Sidne, nuskrenda nuo kelio ir atsitrenkia į medį. Atgal link namo parbėgusi Sidnė sutinka Dewey su peiliu nugaroj. Iškart prisistato vaiduokliaveidis. Sidnei užsirakinus Dewey automobilyje bando įspėti policiją. Per bagažinę įlipęs vaiduokliaveidis užpuola ją. Sidnei dar kartą nusprendžia bėgti atgal į namą. Čia prisistato Rendis ir Stuartas. Dewey ginklu apsiginklavusi Sidnei, neapsisprendusi kurį draugą nušauti, užsirakina namuose. Nuo laiptų nusiridenęs Bilis į vidų įleidžia Rendy ir iš Sidneis atima ginklą ir iš jo pašauna Rendy. Bilis informuoja Sidney, kad jo kraujas yra tik tai kukurūzų sirupas. Stuartas pasigiria savo balso keitimo aparatu. Jie virtuvėje pradeda kankinti Sidney, atskleisdami jai, kad jie nužudė jos mamą. Nes jos mama buvo Bilio tėvo meilužė. Dėl to Bilio mama paliko jo šeimą. Jie taip pat ištempė surištą Sidneis tėvą, ruoždamiesi jį apkaltinti savo nusikaltimais. Norėdami apsimesti aukomis, jie pradeda žaisti žaidimą, kuris atlaikys daugiau dūrių. Tarp jų įsiterpia Gail su ginklu rankose, bet ginklas neišauna dėl nustatytos saugios padėties. Bilis iš kojos į priengį išneša Gail, kur ji prigulė šalia pareigūno Dewey. Tuo tarpu Sidney pabėga ir pradeda naudoti jų pačių mediciną prieš juos, paskambindama jiems su balso keitikliu, įspėdama, kad iškvietė policiją ir liepdama jiems jos ieškoti. Ji iššoka iš spintos ir skėčiu subado Billy. Stuartas iškart užpuola Sidney ir po nedidelių grumtynių ji pribaigia Stuartą užmesdama televizorių jam ant galvos. Netrukus pasirodo atsigavęs Rendis tik tam, kad gautų smūgį į veidą. Bilis pradeda smaugti Sidney, tačiau ją išgelbėja Gail. Šį kartą išjungus saugą ginklę, ji pašauna Billy. Bilis vėl prisikelia, tik tam, kad gautų šovinį į galvą nuo Sidneis. Ir tai buvo paskutinė mirtis filme. Filmas baigėsi su išgyvenusiu Dewey ir Gail gavusi didžiausią savo gyvenime istoriją reportažui. O dabar apibendrinkime. Filme mirė 2 moterys ir 5 vyrai, 7
mirtys per filmo 111 minučių. Viena mirtis kas 15,86 minutės. Deimantinio durklo apdovanojimas keliauja Keisės mirčiai. Nes negana to, kad ją nužudė, dar ir pakabino. Surūdėjusio kirvio apdovanojimas keliauja direktoriaus Arturo mirčiai. Nes jį nužudant buvo parodomas tik veiduoklaveidžio atspindas akyse. Jeigu pažiūrėjote iki galo, paspauskit like ir prenumeruokit. O aš jums sakau, iki.